Labą dieną. Čia aš, Modestas Bernotas. Ir šiandien pabaigimo proga. Tai pabaigimas mano karjeros. Juokauju. Iš tiesų tai baigsiu video ant savo Modestas Bernotas. Nelabai man patiko tas pavadinimas. Modestas Bernotas. Kai kurie yra pasirinkę kitokius visokius vardus. Kitokius. O aš tik Modestas Bernotas. Todėl aš sukursiu savo naująjį vardą. Bus. Pagalvosiu dar. Taigi, apie šiandienos pabaigimą aš noriu pakalbėti, kad jūs mane matote biškutį. Tamsiai matote. Noriu pakalbėti apie tai, kad labai mažai kas prenumeruoja, vienas laikas per visą mano karjerą. Kas čia? Visą mano karjerą. Taip. Nepykit, kad nepadariau tada video. Galbūt tokie neįdomus video, gal kas nors nepatiko. Nu, aš nesu, sakau, tobulas youtuberis. Įkėliau 7 ar 6 video ir viskas. Taigi, aš noriu sukurti video apie daugiau visokius vaizdelius, sukelti mano, turiu naują, telefoną, tai galiu save nusifilmuoti po 30 sekundės. Taigi, apie persiuntimus kaip reikia, mano draugas yra, gal daug nemoka ko pasisiunti, tai aš jam parodysim, tai va. Ir daugiau draugų daryti video, kas čia? Todėl aš ir sumanysiu vardą padaryti Modestas ir Augustas 010. Toksai bus mano Modestas ir Augustas 010. Taigi, toks bus mano naujas pavadinimas. Ir bus tik tiek apie mano pabaigimo progos, pabaigimą. Taip, tik tiek. Taigi, dabar noriu atsisveikinti su visais, atsiprašyti su visais, kodėl nepadariau visokių video, daug video. Tai tik tiek, turiu pasakyti jums. Ir viskas, tik tiek. Ir čia buvo su jumis. Palaukit, bet jeigu bus tokia nuotrauka, nebijokite, nes vis tiek reiškia Modestas ir Augustas 010 tikrai bus geras pavadinimas. Ir bus nėra tokių pavadinimas, peržiūrės per YouTube, per Google, niekur nėra tokių pavadinimų. Gal yra Modestas ir Augustas, tik vieną per savo gyvenimą pamatęs ir parašyta Modestas ir Augustas ir viskas. O video ten paveiksliukas yra kažkoksai gėlytė ten to. Ar mano nebus? Mano nebus. Taigi, viso gero, šiandien su jumis buvo Modestas. Patiko su jumis būti, bendrauti vėl. Ir turiu jums pasakyti, ačiū, kad žiūrite ir daugiau prenumeruokite ir laikykite viso.